ir vis tiek kažką naudoja ar naudojo likščiol, tik tai trumpam priminsiu, kad technologijos tiek maisto gamyboje ir pramoniai taip pat pažengė smarkiai į priekį, tik tai į blogąją pusę, kadangi maisto reikia žmonėms vis daugiau ir daugiau ir tą maistą darant nukenčia mūsų visi produktai be išimties, kaip minėjau, pradedant pieno produktų, baigiant vaisiais ir daržovėm. Kiekviena šalis ar kiekviena kompanija gamindama maisto produkciją ar augindama vaisius, daržovės stengiasi pagaminti ar užauginti kuo greičiau ir kuo daugiau uždirbti. Yra visiškai natūralu, mes gyvenam materialiam pasauliu, visi rūpinasi tik tai savo uždarbiu, nes nežiūrėdami kokios pasiekmės arba kas iš to bus po 50 metų, po 100 metų. tą mes situaciją turim gal tik tai apie 20 metų, turiu minty maisto priedų, dažiklių, stipriklių, skaniklių, todėl kai kurie jau pajutė šito maisto pramonės chemizacijos minusiukus, kai pamatė, kad jų vaikai žymiai anksčiau susirga tokiom ligom, kas sirgdavo anksčiau žymiai vyresni. Tai va būtent dėl to, ką ir matote skaidrėse, kad kiek neteko procentų įvairių maistinių medžiagų, pagrindinių kaip ir kopūstai, kalcio, geležies, ir mes dabar turėtumėm suvalgyti visko žymiai daugiau, kad gaut tą, ką mūsų tėveliai ar seneliai valgė prieš 20 ar 50 metų. Todėl skirtumas, kai susidaro toks didžiulis skirtumas, žmonės, jeigu tiek suvalgytų vaisių ir daržovių, paprasčiausiai būtų žymiai didesni kiekiai. Tuo labiau, kad taip pat mūsų mamytės, motinos ir merginos besilaukiančios vaikų taip pat maitinasi, nepapildo savo raciono papildomų medžiagom ir automatiškai didėja ir vaikų sergamumas ir naujagimių įvairios patologijos. Kad to neatsitiktų, reikėtų papildomai prie mūsų naudojimo maistelio kažką bent jau papildomai. Tai va, ir to pasekoje mūsų vaikai jausdami, jau gaudami iš motinos mažiau to, ko reikia, maitindamėsi vaikų darželiuose ir kitose mokyklose, sakykime, tose vadinamose kioskeliuose įvairų greitą maistą, kuriame dar labiau trūksta maistinių medžiagų, tai tas deficitas maistinių medžiagų su laiku labai sparčiai didėja ir prasideda, kaip minėjau, tokios lygos jaunystėje arba paauglystėje arba 20 kelių metų, ko anksčiau 30-mečiai, 40-mečiai neturėjo. Tai va, ir turiu aš čia vieną lentelę gautą iš apmokymą Amerikoje. Kaip matot, metai yra paimti gerokai atgal, todėl, kad pas mus kol kas maistas šiek tiek yra geresnis. Aš turiu minty Lietuvą. Bet ką mes gaunam iš užsienio šalių, kaip egzotinius vaisius ir daržovės, tai nepaslaptis, kad tie skaičiukai yra žymiai prastesni, negu mes čia dabar matome. Ir kai žmogus sako, aš badausiu, arba renkuosi maistą, arba valgau tik vaisius ir daržovės, tai pasižiūrėjus trūkumą tų medžiagų vaisiuose ir daržovėse ir plius cheminių priedų, ko anksčiau nebūdavo, tai jeigu aš valgau vien tik vaisius ir daržovės pakankamais kiekiais, aš gaunu papildomai automatiškai ir visų cheminių medžiagų. Ir nepaslaptis, kad niekas 9-13 porcijų vaisių ir daržovių į dieną nesuvalgo, ypač žiemos metu, ko mes tikrai Lietuvoje tokių dalykų
šviežių vaisių ir daržovių net neturime. Jie yra atvežtiniai, neprinokinti, sunokinti tam tikrais chemizacijos būdais ir apie juos galim pasiskaityti. Tai ne vien mėsytės nebesinorės, bet ir vaisių ir daržovių. Čia yra tokia irgi rusiška nuotraukėlė rusiškų tekstų, bet aš trumpai galiu pasakyti, kiek reikėtų įvairių vaisių ir daržovių. Tai yra 7 spalvos ir kiekviena spalva kažkokiam mūsų atitinkamam organui, regėjimui, širdžiai ar kitiem yra reikalingi kiekvieną dieną, nes valgymas įvairių vaisių ir daržovių skirtingomis dienomis, tai vieną dieną reiškia aš nepamaitinau akių, kitą dieną nepamaitinau kraujotakos, o jeigu maitinčiausi dideliais kiekiais, kad kompensuota maistinių medžiagų trūkumą, atsiranda automatiškai viršsvoris, nes reikėtų suvalgyti dvigubai beveik daugiau, negu užtekdavo prieš 20 metų. Tai va, ir kaip mes galėtumėm padėti. Dabar jau ir minėjau, kad šiandien tokia prezentacija mažiau apie produkciją ir ingredientus, bet tokių palyginimų, nes sudalyvavus įvairių kompanijų prezentacijose, jūs turbūt išgirstumėte tą patį, kad papildomos tos priemonės vadinamos maisto papildai, kurie galėtų pagerinti mūsų racioną ir mūsų sveikatą, pas visas kompanijas yra patys geriausi, patys nuostabiausi, gydytojai yra patys kvalifikuočiausi, daugiausia apdovanojimų ir kiti yra tik tai keliose prezentacijose sudalyvavę ir atsirinkę, kaip aš sakau, iš vieną. Ir man labai įdomu, ar va čia dabar iš mūsų esančių žmonių yra sudalyvavę daugiau negu 10 prezentacijų kitų kompanijų, ar tai būtų internetinės ar gyvos prezentacijos papildų, ne vienos kompanijos, bet 10 skirtingų kompanijų. Tai parašykit į chatą kas nors ar 10, ar 9, ar 15, kiek yra kas sudalyvavę ir girdėję. Tai va, matau aš 2 problemas. Sakykim, žmogus pasirinko iš kelių pasiūlymų. Antras dalykas, jeigu ir sudalyvautumėt 10, 15 ar 20 prezentacijų, paprasčiausiai susisuktų galva ir nebežinotumėt, kaip čia ir ką pasirinkti, nes visur sakė tą patį, kad pas mus yra geriausia. Todėl nenuostabu, kai pabendrauju su žmogum, ką tik pradėjusiu naudoti kažką, ar pradėjusiu dirbti su tam tikros kompanijos produkcija, ir visi sako tą patį. Man buvo pasakyta, o kas pasakė, arba kaimynas, arba draugė, geriausiu atveju pažįstama. Ir daugeliu kompanijų, kaip aš dalyvauju, kur tik tai bekviestų, stebiu tokį dar įdomų vaizdą, yra samdomi specialiai gydytojai, netgi kai kuriais atvejais patys nenaudodami arba nedirbdami tos produkcijos, bet kad būtų pateikta informacija kažkokio gydytojo. Visi žmonės tada žiūri visiškai kitaip. Bet nueikit į kitą prezentaciją, vėl kitas gydytojas ir vėl kitokią produkciją pristatinė ir vėl tą patį sako, kad čia yra pati geriausia. Tai va, kaip pasirinkti šitoj galybei pasiūlymų ir kaip galim, sakykime, patart, tai reikėtų kreiptis į nepriklausomus ekspertus, analitikus, specialistus, kad va šitą dalyką jums galėtų patart. Aš minėjau pavyzdį, turbūt Vilniuje prezentaciją, kad jūs pirkdami automobilį naują, apeikit visus automobilių salonus, tikrai kiekvienam salone jums išgirs tik būtent tos markės automobilį. Bet jums kažkodėl prilips vienas, nors būsit išsirinkę gal katalogė ar internete vieną modelį, o nueinat į saloną ir išsirenkat kažką kitą, dėl to, kad konsultantas patarė arba intuicija kitaip sugrojo. O jeigu turėtumėt
konsultantą, kuris domisi visais automobiliais, visom markėm ir klausytumėt tokio patarėjo patarimais, kuris automobilis geresnis. Arba yra specialios laidos, kurios testuoja įvairius automobilius ir patarė, kiek kai kuriuos balus surenka. Tai lygiai tas pats su maisto papildais ar produktais yra tokios laboratorijos, yra tokie specialistai, kurie pateikinėja būtent va šitą nepriklausomą informaciją ir man nusišypsojo laimėje gauti Amerikoje per apmokymus pagrindiniai kriterijai, pagal ką rinktis kompaniją, pagrindiniai kriterijai, pagal ką rinktis maisto produktus ir kaip juos, sakykime, atsirinkti žmogui nežinančiam arba tas, kuris apėjo 10 prezentacijų ir susipainiojo visiškai. Tai va vieną iš pavyzdėlį aš rodau ORAC laboratoriją, galit pasiieškoti ir internete, yra nepriklausoma laboratorija, kuri tyria antioksidacinį poveikį žmogaus organizmui tam tikrų produktų ar maisto papildų. Tai, kaip matot, pagal šitą skaidrę, ORAC skaičius čia beveik jau pasiekė 8000, pirmos kartos papildai, vadinami kapsulės, gėrimai iš vis nesiekia nei 1000. Yra netgi kai kurios sultys, kurios jau yra aukštesnių technologijų ir geresnio poveikio, taip pat nesiekia ne 1000 arba 1000 su trupučiu. Tai va, kam neteko girdėti, yra jau seniai gaminami, palyginus kaip seniai, pas mus Lietuvoje mažai girdėta, bet Amerikoje jau daugiau negu 5 metai, nes kai aš buvau 2005, jau tas dalykas buvo ir aš būtent nuo tada naudojau vadinamus nanoklasterius. Kas yra nanoklasteris? Nanoklasteris tai yra praktiškai tie patys maisto papildai ar sultis, tik tai yra ištraukos naudingų medžiagų koncentruotas. Tai yra labai didelis privalumas, kad nereikia man nešiotis ten 10-15 buteliukų, nereikia nešiotis vandens ir užgerinėti bet kur, va ypač dabar žiemą aš automobilyje net negaliu laikyti vandens su buteliuku, nes jisai užšalto. Ir nereikia nešiotis litrinių butelių, yra koncentruotose dozėse, tik tai buvo toks gal nepatogumas, kad tai yra arba miltelių pavidale, arba lašiukų pavidale. Tai va šiandien išgirsit, yra dar naujesnės technologijos ir dar patogesnės priemonės, būtent naudojimo prasme ir kainos. Ir būtent šito ORAC skaičiaus didėjime, nes čia jau nebetilptų, yra produktai sukurti, kurie siekia ir 14 ir 15 tūkstančių ORAC vienetų. O kaip tokį dalyką galima sukurti, kad vėl nepagalvotų žmonės, kad čia yra reklama, tai paprasčiausiai į vieną nanoklasterį arba vieną produktą yra surinkta iš visų va šitų, ką matot, dabar 6 arba 12, 18 netgi vaisių, sulčių ištraukos ir sudėta į vieną. Ir kaina yra panaši kaip atskiruose produktuose. Tai daugam gali atrodyti, o kas čia per stebuklas ir iš tikrųjų, ar yra tai veiksminga, tai galiu pasakyti vieną paprastą pavyzdėlį. Jūs nueikit į parduotuvę, pasimkit ar tetrapakę vadinamėm sultis, bet aišku geriau kažkokiam stikliniam butelėje sultis. Ir pasižiūrėkite, kiek ten procentų yra naudingų medžiagų. Tai nustebsit, kai yra tik tai ten ar vitaminų, ar kažkokių mineralų, yra 3%, 5%, vieno vitamino, kito vitamino. Tai, o daugiau likusi sudaro vanduo ir cukrus. Aš kalbu ne apie šitas sultis, ką dabar matote skaidrė, bet kalbu apie tas, kas yra supermarketuose. Yra kompanijų, kurios ateina jau į Lietuvą ir man labai malonu, tik tai tas nemalonu, kad kai kurios ateina tik tai po 5 metų, nors jų sultis pradėtos gaminti 2005. Ir šitie produktai jau smarkiai skiriasi nuo sulčių, bet kokių paėmus
supermarketuose, tačiau, kaip minėjau, yra labai didelis nepatogumas nešiotis ir vėl galima atsekti tokią proporciją, kad kurios kompanijos atėjo žymiai anksčiau, pradėjo gaminti sultis prieš 10 metų, jos nepritaikė tų naujausių technologijų, kad būtų antioksidacinis poveikis sulčių pats didžiausias. Tai va matot, čia yra pavyzdys, kiek reikėtų išgerti tam tikrų kompanijų sulčių butelių, kad gautų tą ORAC antioksidacinį poveikį. Galima išleisti, nusipirkus 3 butelius gauti tą patį poveikį, galim nusipirkti 10 butelių. Aš nieko neturiu blogo prieš sultis ir šitas kompanijas, tai paprasčiausiai sveikatos ar naudingų medžiagų atžvilgių yra irgi palyginimas pagal ORAC skaičių, ką galima pasirinkti. Tai va. Ir kaip minėjau šiandien, aš noriu pasakyti viską, ką minėjau, kas yra gero atėję ar netėję dar iki Lietuvos, tai nebūtina laukti 5 ar 10 metų, kol vėl ateis kažkokios naujausios technologijos. Jums labai pasisekė, kad galima išgirsti apie pačias naujausias technologijas dar nepraėjus net metam, nes internetas leidžia tą galimybę sužinoti tas naujienas žymiai anksčiau. Ir kai kompanijos ateina dirbdamos internetu, būtent produkciją galima irgi gauti ne po 5 metų, kol ateis į Lietuvą, ne po 10, o turėti pačią naujausią produkciją savo rankose ir sėkmingai naudotis turint šitą informaciją. Kompanija LifeMax, vien pavadinimas pasako, gyvenkit maksimaliai arba gyvenkit gyvenimas pagal maksimumą, naudokitės ir imkite iš gyvenimo viską maksimaliai, minimaliai išleisdami. Ką pateikė kompanija LifeMax? Atrodo jau tiek įvairių ir daug kompanijų ir ką galėjo nustebinti. Tai nustebino tuo, kad, kaip jau paminėjau apie nanoklasterius milteliuose ar koncentratuose, paprasčiausiai buvo dar labiau susmulkintos tos naudingos reikalingos medžiagos ir sudėtos į mažyčius buteliukus. Čia yra 30 ml buteliukai, kurie praktiškai yra ne ką didesni už moterišką lūpdažį. Ir į vieną buteliuką jau sudėta 12 prieš tai minėtų sulčių kompanijų, jūs ten matėte 8, kurios gamina atskirai sultis įvairiais pavadinimais. O čia sudėti koncentruotos medžiagos į vieną buteliuką ir pasisavinamumas yra išskirtinis tuo, kad čia nereikia nei skiesti, nei plakti, o paprasčiausiai pasipurkšti po liežuviu į vadinamą didį kraujotakos mazgą, kuris randasi po liežuviu, ir per gleivinę pasisavinamumas yra pats geriausias mūsų organizme. Tai šitą lentelę parodo, ką aš bandžiau iš pat pradžių pašnekėti, praleisdamas, aišku, tabletės kapsulės ir ką mes visi jau gerai žinome arba naudojame, arba čia nėra nuostabu ir likščiau žmonės tą naudoja, bet yra technologijų, kurios jau pažengusios toliau, ir pleistrai, ir tepalai per odą pasirodo žymiai geriau pasisavinama negu per mūsų žarnyną. Nepaslaptis, kokius produktus mes naudojam, toks pas mus ir žarnynas, toks ir užterštumas, todėl tablečių kapsulių įsisavinamumas kuo toliau, tuo jis yra prastesnis, kad ir pačių geriausių. Tai skysčiai, gėrimai, pleistrai ir nanoklasteriai šito atžvilgiu yra žymiai aukštesnės technologijos ir žymiai veiksmingesnės. Ir dar visiems žinoma žinomas būdas injekcijos į raumenį, bet jie dažniausiai yra sintetinių vitaminų ar kažkokių vaistų įleidimas į raumenį, kas yra irgi pakankamai veiksmingi, bet kompanija LifeMax būtent sudėjus visus tos privalamus ir panaudojus aukščiausias
nanotechnologijas, kad būtų įsisavinama reikalingos maistinės medžiagos tiesiai į kraujotaką, purškalo dėka, jau galim sakyti ne reklaminis triukas, o dėl to, kad niekas nėra nuryjama, niekas neina pro šalį, viskas yra įsisavinama. Aukščiausias biologinis įsisavinamumas ir kas labai gerai, sakykime, kas yra naudotojai maisto papildų ne pirmi metai, iš karto turbūt pajauti arba žiūrėdami šitą prezentaciją supras, kokie yra skirtumai. Aš jau 6 metai, kaip naudoju maisto papildus, kaip sakiau, praėjau nuo tablečių kapsulių iki nanoklasterių. Ir patogumo dėliai galiu duoti 10 balų LifeMaxo kompanijai, nes čia yra surašyta tik tai keletą privalumų, kad jokių problemų ryjant, kaip minėjau, nereikia nei vandens nešiotis ir kad galim bet kur pasinaudoti šitom priemonėm. Visur yra, sakykime, tik tai demonstruojama buteliukai, o aš ir prezentacijos metu, ir dabar kalbėdamas galiu pasipurkštas užėmė keletą dalių sekundės ir galiu toliau šnekėti, nereikia neužsigerti ir poveikis yra per 20 sekundžių išnešiojama per visą žmogaus organizmą. Kas dar dideli pliusai, kad šituose koncentratuose, kurie yra uždaruose buteliukuose, jokio sąlyčio nei su oru, nei su pirštais nėra papildomų medžiagų, kurios yra reikalingos papildam, tabletėm, kapsulėm, yra ir surišikliai, ir dažikliai, kad tabletė ilgiau laikytųsi, kad nesuirtų, kad lengviau nusirytų ir visokie kitokie dalykai. Purškikliam šitos priemonės nėra naudojamos, nes jos nėra reikalingos. Automatiškai dar labai didelis privalumas prieš visas tabletės ir papildus yra, kad jie yra puikaus skonio ir labai mėgstami net vaikų, kurie nebūtinai praryja tabletės, nebūtinai mėgsta arba kitam vaikui iš vis neįkišia. O šitos purkštuvėlius vaikai vagia iš mamų rankinukų ir tėvai yra priversti nupirkti atskirai, nes mato, kaip vaikai šitų produktų nori. Ir nepaslaptis, kad kažkokios naujienos, kurios paremtos dar aukščiausio technologijų gamyba, visada domina žmonės. Ir dabar kam be papasakoti ar pasiūlyti tokią naujieną, negatyvo yra labai mažai, nes jeigu ateisiu, pasiūlysiu kažkokias naujas tabletės ar kapsulės, naujos kompanijos, aš nieko nenustebinsiu. Žmonės jau yra įpratę prie kai kurių produktų ir kompanijų, todėl jie nebūtinai priims tą pasiūlymą. Tai va, ir čia netgi šitas paveiksliukas daug ką pasako. Man užteko pradžiai pasižiūrėti šitą paveiksliuką, ką aš anksčiau darydavau, iki 12 produktų, 12 papildų naudodavau į dieną, kam reikėdavo labai nemažai laiko ir tik tai po kažkurio laiko gali atskirti, kuri tabletė yra kam, kad nepasižiūrėti į buteliuko sąrašiuką, atskirti galima pagal spalvą, pagal dydį ar formą. O dabar, kaip matote, 3 purkštuvėliai, šiuo atveju šiandien jau turim 4 purkštuvėlius, kurie yra skirtingų spalvų, skirtingų skonių ir labai lengvai atskiriami. Nereikia sukti galvos, žiūrėti kažkokią atmintinę ar pagal laiką, prieš valgį, po valgio. Visi šitie produktai yra purškikliai, biologiškai aktyvūs produktai, tokį pavadinimą vertimą padarėm, yra naudojami bet kada jums prireikia. Jie pas mane visą laiką stovi ant stalo, jeigu man trūksta energijos, aš panaudoju vieno, jeigu aš noriu kažko saldaus, panaudoju kito, jeigu man trūksta energijos arba jaučiuosi
pavargęs ar kabinasi kažkokia sloga, panaudoju sekantį. Ir apie tai šiandien aš labai daug neišsiplėsiu, nes mes turim mielą kolegę naturopatę Vidą, kuri labai plačiai galės papasakot apie ingredientus ir poveikį ir taip toliau šitų produktų, kadangi tokia prezentacija užima jau gal 3 valandas, tai šiandien mes paimsim vieną dalį 1 valandą, kitą kartą apie ingredientus ir jų atskirą poveikį. Ir kitos temos vėl bus, sakykime, skirtas svorio metimui arba naujų produktų, kas yra atėję pas mus, tik tai dar neparuošta medžiaga lietuvių kalba. Tai šitą atidėsim kitom prezentacijom, kad neatsibostų vien ir ta pati informacija, o dabar matot skaidrę, kuri, kaip aš sakau, pribaigia ir gydytojus skeptikus. Dažnai gydytojai yra skeptikai papildam, tabletėm ir kapsulėm, kai kurie nėra skeptikai, bet ir dirba ir rekomenduoja. O čia yra paimta ne iš kompanijos prezentacijos, o iš medicininės enciklopedijos, kokie yra vaistų vartojimo būdai ir paryškinta, matot, burnoje arba čiulpiant po liežuviu, iš karto patenka didįjį kraujotakos ratą, paveikia tam tikrus organus labai greitai. Tai gydytojams nieko nereikia įrodinėti, jie patys šitą kuo puikiausiai žino, o paprasti žmonės žino validolį, jau močiutės žino seniai deda po liežuviu, o kas turi pažįstamų arba teko susidurti žmonių turinčių problemų su širdim, yra nitroglicerinas, kuris irgi dedamas po liežuviu, kad greičiau paveiktų ir žmogus atsigautų, netgi esant labai sudėtingom situacijom. Tai va, šitą skaidrę parodžius medikam, jie puikiausiai viską pritarė ir supranta, nes yra ir homeopatiniai vaistai naudojami, įsisavinamumas, kurių yra per gleivinę ir patariama laikyti burnoje arba čiulpti, arba skalauti gerklę ir taip toliau. Tai va, apie tai daug neįsiplėsim. Tik tai dabar trumpai, ką minėjau, plačiau bus kitoj prezentacijai apie sudėtinės dalis. Tai kiekviena kompanija vėl turi kažkokį arkliuką, kažkokį naudingą labai arba išskirtinį produktą. Tai pas mus irgi yra vienas iš tokių panaudota paskutinį mokslo naujieną, atradimas resveratrolis, kuris įeina į vieną iš purkštuvėlių. Ir jeigu įvestumėt į Google, pasižiūrėt, kiek yra mokslinių straipsnių apie tai, ir resveratrolio atradimas yra prilyginamas penicilino atradimui, yra nominuotas Nobelio premijai. Tai šitą atradimą jau naudoja ir farmacininkai, ir jie labai sugeba gerai panaudoti tą reklamą. Čia yra šiek tiek tyrimų, kiek prailgina gyvenimą resveratrolis. Tai va, būtent resveratrolis ir buvo atrastas tyrinėjant, kodėl vieni gerdami šviežią vyną gyvena 120 metų, o pas mus Lietuvoje gerdami vyną žmonės prasigeria, suserga kepenų cirozę ir nei 80 arba nei 60 metų neišgyvena. Tai būtent dėl tos medžiagos, kuri yra šviežiuose vynuogėse ir kauliukose, o ne vyne, kuriam perkame, sakykime, prekybos centruose. Tai va, čia šiek tiek informacijos iš 4 lapų resveratrolio reklamos, ką minėjau, yra jau paruošę farmacininkai. Kiek spėsit, pasižiūrėkit, nors čia, jeigu aš sudėčiau visus A4 formato reklaminius dalykėlius, čia yra tik tai ištraukos, ką daro resveratrolis. Praktiškai nuo visų ligų ir smegenų, ir kasos, ir inkstų vėžio, kaip matot, ir 5 kartus viršė beta-karotino ir 20 kartų net C vitamino poveikį antioksidantą, kaip antioksidantą.
Tai va čia yra nuo pakuotės, kur yra tik vien resveratrolis reklama. Nu, paskaičius man irgi, jeigu aš nežinočiau šitų purkštuvėlių, labai didelis noras kiltų nusipirkti vien tik tai resveratrolio. Ir jau teko susidurti ne su vienu mediku ar gydytoju, kurie yra nusipirkę, paskaitę va šitą reklamą, ar internete, ar lankstinuke. Ir sėkmingai naudoja, bet čia yra tabletė ir ne iš vynuogių kauliukų ir žievelių, o iš kažkokios kiniškos šaknies, nesiginčiusiu, kiek ten yra to resveratrolio. Čia ne mums spręs, tik tai skirtumas tame, kad, va dabar atverčiau pagrindinę skaidrę, kad į mūsų anti-aging, čia yra originalus amerikietiškas pavadinimas, pas mūsų Europai Veratrol Plus vadinasi, lygiai toks pat buteliukas ir tokia pat sudėtis. Įeina lygiai tas pats reklamuojamas garsiai resveratrolis ir dar plus 11 žinomų ištraukų iš sulčių, kaip minėjau. 11 butelių litrinių sulčių ir resveratrolį reikėtų turėti jum ant stalo ar kišenį, kišenį neįmanoma, reikia šaldytuve laikyti ir iš paskos tampyti šaldytuvą, kas telpa viename purkštuvėlėje ir vienoje rankoje, vienoje kišenėje. Tai va patogumo dėliai, nu, aš neturiu net su kuo lyginti, nesakau, kad visos sultys yra blogai, jos yra kaip tik gerai, nes būtent čia tos sultys ir yra panaudotos sulčių ištraukos. Tai turbūt visi esat girdėję noni sultys, yra kai sultys, yra aloe vera sultys ir ateina dabar į Lietuvą ir goj, ir mangusteno sultys litriniuose buteliuose. Ir papildomai dar įeina juodųjų serbentų, kas yra ir C vitamino šaltinis, ir antioksidantų, ir, kaip minėjau, vynuogių kauliukų ekstraktas, kuriame yra daugiausia resveratrolio pagal visus mokslinius tyrimus. Tai kainos prasme, įsisavinamumo prasme ir patogumo prasme, aš šiai dienai nežinau geresnio produkto. Visi geri, kas panašius produktus gamina, bet ar jūs galite tą turėti vienoj kišeniai. To labiau, kaip minėjau, čia neaišku pas mus, kas darosi žarnyne, kiek yra užsišlakavimo, kiek yra visokių teršalų ir įsisavinamumas tiek suprastėja, kad mes galim, kaip minėjau, naudoti pačius geriausius papildus. Ir yra, čia rentgeno nuotrauka, turiu netgi filmuką, kiek yra neištirpusių tablečių ir kapsulių pas žmogų žarnyne. Vien dėl to, kad jis arba naudoja prastus papildus iš vaistinių, cheminius, kurių organizmas nepripažįsta ir nesisavina, ir jie iš viso netirpsta, arba jisai prarydamas saują ar ten 5 kapsulės užgeria mažai vandens. Tai va tokia situacija pas daugelį gali būti žarnyne, todėl kai kurie ir sako, aš nejaučiu jokio poveikio nuo papildų. Aš galiu pasakyti iš savo patirties, jau minėjau, kad aš ne prieš tabletės ir kapsulės, rezultatus galim turėti labai gerus ir su tais produktais, žemesnių technologijų, bet pirmą reikia išsivalyti mūsų žarnyną. Žarnyną išsivalyti ir, sakykime, svorį numest dar neužtenka, jeigu su žarnyno netvarka, reikia ir kraujotaką išvalyti. Jeigu pas mus kraujotaka yra cholesterolis uždengęs didžiąją dalį kapiliarų ir pagrindinių kraujotakos sistemos ir tos medžiagos paprasčiausiai nepatenka į ląstelę ir ką mes benaudotumėm, paprasčiausiai mūsų ląstelė nėra pamaitinama, o kaip žinia, ląstelė yra mini chemijos fabrikėlis, kuris atstoja cheminių reakcijų vyksta žymiai daugiau negu sudėjus visus esančius žemėje chemijos fabrikus. Tai jeigu aš duodu savo organizmui tik tai kelių rūšių papildus, o ne visą spektrą reikalingą organizmui, tai automatiškai aš gaunu tikrai ne visas medžiagas, ką suteikia Alive Maxo purkštuvėliai.
Tai va dabar labai trumpai, ką ir minėjau, čia bus minėta kitoj prezentacijoje, smulkiau apie kiekvieną produktą. Tai anti-aging arba Veratrol plus europinis variantas produktas yra reikalingas senėjimo procesų sulėtinimą, kas yra išskirtinumas irgi mūsų kompanijos tame, kad daug kas reklamuoja kaip sveikatingumo produktus, kaip gydymo netgi produktus, bet Alive Maxas dar turi vieną tokį privalumą, kad mes dar pažengėm į ilgamžiškumo propagavimo. Kodėl žmogus, jeigu aš išgyvensiu iki 80 metų, bet su lygomis ir negalėmis, tai ta ir senatvė nėra tokia labai patraukli. O jeigu yra galima išgyventi žmogui 120 metų ir prie to paties neturint lygų ir mirti nuo senatvės, o ne nuo lygų, tai būtent tas kompanijos išskirtinumas, kad pas mus pagrindas yra ląstelių atsinaujinimo pagreitinimas ir senėjimo procesų sulėtinimas būtent resveratrolio atradimo dėka ir panaudojimo šitame produkte. O laisvųjų radikalų surišimas ir imuniteto stiprinimas, kraujotakos stiprinimas, tai čia yra jau tų visų kitų ingredientų dėka, kas yra ir kitose kompanijose. Tik tai reikėtų žymiai daugiau produktų vienu metu sunaudoti. Tai va, čia dabar yra smulkiau parašyta, ką kiekvienas ingredientas daro. Tai kaip minėjau, šiandien apie tai neišsiplėsim, apie resveratrolį paminėjau, mangustinas, akaja, malaki, kai kam girdėti, kai kam negirdėti, bet apie akai vaisių ir sultis galiu paminėti, kad jose yra labai daug omega 6 ir omega 9 rūgščių, tai vėl automatiškai mes galim arba mažiau naudoti žuvies taukų, kas yra rekomenduotina praktiškai kiekvienam nevalgančiam žuvies produktų, ir arba žymiai mažiau naudoti į metus, arba kai kam gal ir visiškai nebereikės, nes įeina vėl į šitą produktą. Reikėtų, kaip minėjau, ne vien sultis nusipirkti, bet ir antioksidantus, ir žuvies taukus, ir resveratrolio kapsulės ar tabletės nusipirkti, o čia yra viskas viename. Tai va, ir pagrindiniai 12 ingredientų ir visų žinomų yra viename purkštuvėlyje. Veratrol plus arba anti-agingas užsisakinėja ne Europoje. Taip, dabar perinam prie kito produkto, multivitaminai ir mineralai. Tai vėl aš noriu pažymėti, kad kai kuriuose kompanijose yra multivitaminai atskirai ir mineralai atskirai. Tai vėl, jeigu jūs neperkat 2 buteliukų ir nenaudojat kartu, jūs labai daug prarandat, neturi tokio poveikio. Ir geriausiai ieškokit produktų, kurie yra multivitaminai ir mineralai viename, nes vitaminai yra, padeda įsisavinti mineralus ir atvirkščiai. Tai Alive Maxo purkštuvėlė yra multivitaminai ir mineralai viename, ir jie yra jonizuotos formos, kad patektų į kraujotaką, nes kapsulės tabletės mes turim nuryti ir mums įprastų būdų turi pasisavinti organizmas per plonąjį žarnyną. Jeigu pasisavinamumas nėra suprastėjęs, nors yra duomenys, kad daugiau kaip pusė žmonių nuo cheminių preparatų naudojimo yra įsisavinamumas labai suprastėjęs, o dar kitiem yra dėl organizmo užterštumo, nuo, kaip minėjau, prastos mitybos ar prastų maisto produktų. Tai va čia vėl šituo atžvilgiu mūsų 72 jonizuoti mineralai ir vitaminai purškiklio dėka tiesiai į kraujotaką patenka be jokių nuostolių. O į sudėtį įeina vėl daugelį girdėti ir žinomi dalykai, tai Havajų spirulina ir chlorofilas. Chlorofilas tai jau turbūt žinot, žalesis dumblis, kuris valo visą mūsų vandenyną ir planetą, ir, sakykime,
ne miškai, kaip daugelis įsivaizduoja, daugiausia deguonis pagamina ir išvalo atmosferą, planetos atmosferą, o būtent chlorofilas, kadangi vandenyno yra 2/3 daugiau negu sausumos, ir būtent chlorofilo dėka mes turim pakankamai švarų orą ir deguonies. Todėl šitas produktas daugeliu kompanijų yra naudojamas kaip organizmo valymo priemonė ir deguonies padavimo priemonė. Nu, taip pat ir į smegenis, ir į kraujotaką, ir kaip minėjau, jonizuoti mineralai, kurie yra 72, jie yra neišvardinti nei čia, nei ant buteliuko, nes paprasčiausiai netilptų. Čia yra surašyti pagrindiniai vitaminai, procentinės išraiškos. Tai va, matot, yra padidintos B grupės vitaminų dozės, kas yra labai tinkama vegetaram, kas yra jiem rekomenduotina, ir plus tas, kad tiek vegetarai gali naudoti ir nėra jokios gyvulinės kilmės priedų, produktų, želatino. Šitie dalykai purkštuvėliam nėra reikalingi. Va, perinam prie trečio purkštuvėlio, kuris yra nukreiptas energijai, seksualumo palaikymui natūraliu būdu. Čia ne Viagram, atsparumas stresui, nuotaikos pagerinimas ir hormoninio balanso palaikymo natūraliu būdu. Ir taip pat protinio gebėjimo padidinimo, atminties pagerėjimui. Ko daugelis skundžiasi, ne vien senyvo amžiaus pagyvenę žmonės, bet ir jaunimas, kadangi neturi koncentracijos, prastai sekasi egzaminai, trumpalaikės net amnezijos arba galvos skausmai. Tai va, šitie dalykai, šitas produktas labai gerai padeda besimokantiem arba bevartojantiem kažkokius energetizuojančius produktus, gėrimus, tik tai vienus, ne maitinant organizmą. O produktas Vitality yra ne vien tam, kad energetizuot organizmą, bet ir pamaitint, ir pastiprint, ir plus yra antioksidantai, kas vėl iš vienos pusės netgi leidžia naudoti jį vieną, nors aišku rekomenduotina yra jį naudoti trečioje eilėje ir arba kartu su pirmais dviem išvardintais. Tai va, dabar taip pat sportininkam labai geras produktas, vėl nereikia užsigirinėti vandens, kad pilvas nekliunksėtų ir nebūtų sunku sportuoti, pasipurškėt prieš sportuojant, po sporto. Ir trumpai apie ingredientus, tai Sibiro ženšenis turbūt irgi daugam žinomas kaip geras antioksidantas, aukso šaknis. Šisandra irgi yra minima kaip vienas iš stipriausių antioksidantų pasaulyje. Tai matot, į energetizuojantį produktą ne vien energetizuojantis dalykai įeina, o ir kompensatoriai, kaip aš sakau, kad padėtų organizmui atlaikyti tą fizinį ar protinį krūvį. O energetizuojantis ingredientai, produktai, tai gotukola, kas yra ir, sakykime, Coca-Coloje, būtent tokio skonio ir yra purkštuvėlis, todėl jaunimui labai patinka. Ir aguona maka, tai čia energijai, jichimbės meilės, kaip minėjau, natūralus ingredientas, nesintetinis, libido ar seksualiniam ištvermingumui padidint, pagerint ir taip toliau. Apie tai bus kitoje prezentacijoje. Ir vėl tas pats B grupės vitamino dozės padidintos, būtent tas, kas reikalinga sportuojantiem arba fizinį protinį darbą dirbantiem žmonėm, padidintos dozės. Vėl nereikia atskirų kažkokių B grupės vitaminų papildomai naudot, viskas yra šitame viename purkštuvėlyje. Tai va, šitas priemonės yra daugiau tokios profilaktinis ir gydymui negalima naudoti tokio žodžio nei vieniem papildam, nebent yra išskirtiniai papildai, kurie kainuoja po 2 ir 3 ir 400, kurie yra jau turintis gydomąjį poveikį. Tai šitie produktai yra
naudojami, kad nesirgti, kad ilgiau išgyventi ir kad neturėti tų problemų, ką daugelis turim, sulaukia 30, 40, o kai kurie net 20 metų. Tai va, o jeigu turit ar klientų, ar pažįstamų, kurie turi problemų rimtesnių ir sakykime, onkologinių, ar dar kitokių, kompanija turi nupirkusi išskirtinę teisę platinti vokiečių atradimą nano gelį, į kurį įeina 15 ingredientų, tai čia yra ne vienas produktas, galim sakyti, o programa. Ir kas svarbiausia, nesikerta su, nei vienas ingredientas nesikartoja, kas yra purkštuvėlis. Aš purkštuvėlėse nepaminėjau, apie pirmą tik tai užsiminiau, kad yra 12 ingredientų, Vitali tai yra 8 ingredientai, o multivitaminas yra 4 ir plus 72 jonizuoti mineralai. Tai nei vienas nesikartoja Oximax sistemoje, kur yra jau organizmo detoksikacijai. Detoksikacija ir paskui kita sistema bus imuniteto stiprinimui, o nepaslaptis, visi turbūt žinot, kad susilpnėjus imunitetui ir prasideda visos mūsų problemos, visos lygos ir onkologija. Tai va, turim mes tokias sistemas 3, Oximaxas 1, nuodų toksinų išvalymą iš organizmo, paskui pamaitinimas ląstelės deguonimi ir trečia bus kova su infekcija natūraliais būdais iš gamtos paimti ingredientai, kurie sustiprina, užtvirtina mūsų organizmo atsparumą visiems kitiem užpuolimam gripų, virusų ir infekcijų. Tai va, bet jeigu mes nesam gydytojai arba neturim tos patirties, tai apie šitą pasikonsultuoti jau reikėtų su gydytojais, kadangi čia yra jau produktas su klinikiniais tyrimais. Čia yra viena skaidrė iš klinikinių tyrimų, jau iš rimtesnių produktų, ir kam reikės, apie tai bus galima atskirai. O šiandien visi turbūt daugiausia laukia, ir kadangi laikas labai sparčiai bėga į pabaigą, nori sužinoti, ką mes turim naujo, nors pilnai, kaip aš sakau, užteko tų 3 pagrindinių produktų, nes jie atstoja, minimum aš taip paskaičiau, apie 15-18 produktų iš kitų kompanijų paletės. Tai labai paprasta tiek klientui, tiek dirbančiam konsultantui, nereikia turėti katalogo su 100 ar su 120 produkcijos, būti profesionalu ar būti gydytoju, kad žinot kas, nuo ko, kaip, kada ir kodėl. Jie yra vienas kitą papildantis, tik tai ir praktiškai galėjo, atrodo, ir nebebūti kitų, nes labai buvo paprasta dirbti, buvo mažas poreikis kažką labai daug išmokti, tačiau pageidavimų daugelį atsirado papildomi produktai ir atsiras jų daugiau. Tai svorio kontrolė, kas yra labai aktualu. Kaip minėjau pačioj pradžiai, kodėl viršsvoris pas mus didėja, todėl reikalingi ir tokie produktai. Ir energetinis maitinantis gėrimas, tai ne vien, sakykime, pamaitinti, ne vien paenergetizuoti, bet ir pamaitinti organizmą, kas yra svarbu sportuojantiem. Čia mes tuos turėsim produktus pavasarį. O dabar apie tai, ką mes jau turim. Čia buvo, kad jau greitai, bet mes jau šitą produktą turim. Pradėkim nuo LifeMax Slim purškalos svorio kontrolė. Ką daro purkštuvėlis svorio kontroliai? Vėl ingredientai yra išskirtiniai ir visai kitokie negu prieš tai minėtose purkštuvėlėse. Ir jis paprasčiausiai padeda normalizuoti kūno svorį, pagreitina medžiagų apykaitą, slopina apetitą. Tai yra ne vietoj valgymo, o vietoj užkandžių, ką mes dažniausiai mėgstame tarp valgymų arba ypač vakare. Tai aš galiu pasakyti, apie tai irgi galėsim pravesti atskirą prezentaciją, kur yra apie 1,5 valandos, kadangi mano patirtis 5 paskutinių metų yra daugiau specializacija su svorio metimo programom, kas yra labai finansinė prasme ir darbo prasme su klientu žymiai sunkiau negu su šiais esamais produktais.
su kuriais žymiai paprasčiau dirbti. Ir atstoja didžiausias programas, kurios kainuoja nuo 3 iki 700 litų. Ir šitas produktas jau yra gaminamas su specialia technologija, Vortex technologija vadinama, kurios išpilstymo aparatūra kompiuterinė kainavo $250 milijardo ir būtent kiti tie mūsų purškikliukai irgi taip pat bus pradedami gaminti su tą maišymo technologija ir kaina nesikeis. Šitas produktėlis šiek tiek kaina didesnė už prieš tai minėtų, bet kai sužinosit kainas, man atrodo, visiems yra prieinama. Dabar gal spėjot paskaityti, jeigu kam kažką sako tam tikri produktai, jų poveikį smulkiau kitoje prezentacijoje, tik tai nebent galima paminėti, kad sumažina taip pat ir nervinę įtampą ir stiprina imunitetą, mažina apetitą, mažina cukraus kiekį, cholesterolį kiekį ir net valo kraujotaką ir mažina uždegimus, vidurių pūtimą. Aš galiu pasakyti pagal save, produktą gavau jau prieš mėnesį, kadangi turėjau klientų, man labai greitai jį išgraibstė ir turėjau vieną pasilikęs ir visą mėnesį nedrįsau jo praimti, nes ir trūkumas ir man su viršsvorio problemų nėra. Bet vis tiek įdomumo dėliai atsidariau jį, pabandymui, nes vis tiek nepabandęs negali šnekėti. Atsidariau ir vieną vakarą pabandžiau, pasipūčiau 4 kartus, kadangi galima į dieną iki 7 kartų pasipurkšti. Tai dirbdamas prie kompiuterio, netgi neintensyviai, ką galėjau užmiršti, aš užmiršau vakarienę. Visiškai kiekvieną vakarą valgau pakankamai daug ir pakankamai vėlai, nes einu miegot po 12 ir po 1, tai vakarienė pas mane būna 7 arba netgi 8 ir pakankamai nemaža. O tą vakarą aš užmiršau vakarienę, žiūriu 9 valandas ir nei kiek skrandis nestreikavo ir negurgė ir nereikalavo tos įprastinės vakarienės, ką aš įpratęs iki 8 būtinai sočiai pavalgyti. Taip, dabar pamačiau, Rima prašo sudėti dar parodyti. Tai va yra, man atrodo, 7 ingredientai, jeigu aš neklystu. Ir, kaip minėjau, apie juos atsiųsim platesnę informaciją apie kiekvieno poveikį atskirai. Aš tik tai sekančioje skaidrėje surašiau pagrindinius poveikius labai trumpai, o yra platus aprašymai, apie ką mes šiandien, kaip minėjau, neišsiplėsim. Tik tai tas, kad tą užkandžiavimą yra jau užsienyje pradėjusių naudoti produktą po kalėdų ir 3 ir 4 kg į mėnesį, naudojant Slim produktą, sėkmingai numetusių žmonių. Vėl pliusas tame, kaip sakiau, su svorio programoms iš pradžių žmogui reikia išsivalyti žarnyną, išsivalyti organizmą, tada tik tai pradėti mest svorį, kadangi priešingų atveju poveikis tablečių ir kapsulių ir miltelių gali būti mažai veiksmingas, kodėl daugelis klientų neturėdavo rezultatų. Ir pereinam prie labai malonaus dalyko, nors vėl atvirai pasakysiu, aš su kosmetikom turėjau labai karčios patirties, grįžęs iš Amerikos atvežiau pakankamai naujas linijas, kurių nebuvo girdėję nei kosmetologės, su natūraliais ingredientais ir nematytų dalykų pristatinėjau, dariau seminarus netgi kosmetologiam. Susižavėjimas buvo menkutis kažkodėl, nes turbūt jos vėl visko pertekė, nieko nenustebinau ir dabar tą užpirktą kosmetiką, kurios turiu labai daug, naudoju ne vien veidui, bet ir kūnai. Kadangi galiojimai baigėsi, turi kažkur panaudoti. Ir ką aš besu naudojęs, matęs ir bandęs, šitą produktą vėl bijojau pirkti, bet dabar aš net nebijau ir pasakau partneriam, kad kas tik norit, galiu aš pasimti tokio produkto, dar man neteko matyti, nors ir turėjau pačias naujausias
linijas kosmetinės ir šitą produktą jau parodžius kosmetologėms, skeptikėm irgi gydytojams, kurios yra, taip sakau, užsiciklinę ant savų kosmetinių linijų, buvo labai giliai nustebusios, kadangi pagrindą sudaro vėl alijošius ir kas, sakykime, žino, kaip atskirti kosmetinę sudėtį ingredientus, kas pagrindą sudaro kosmetinių linijų, tai nustebsit, kad 24 karatų aukso dulkelės yra trečioje vietoje pagal sąrašą, tai reiškia yra jų labai didelis kiekis palyginus su kitom esančiom rinkoje, kur yra aukso dulkelių įrašas gal prie apačios. Tai vėl pasaulinė rinko analogų bent jau šiai dienai nėra. Ir mes turim visi gavę straipsnį, turbūt persiunčiau, kaip buvo bumas šitų kosmetinių serumų ir priemonių su aukso dulkelėmis per Kalėdas ir dabar prieš Valentiną Amerikoje ir Anglijoje. Pas mus dar tik tai ateina, nors daugelis salonų jau naudoja procedūras. Procedūros kainuoja nuo 500 iki 1500 su aukso folijos kaukiam. Tai čia yra truputį paprasčiau. Ten vienkartinė tarp kitko procedūra tiek kainuoja, o jūs čia turit mėnesiui, 2 mėnesiams, žiūrint kaip naudosit, kaip taupysit. Viename buteliuke 30 ml, kurį pagrindą sudaro vėl aloe vera ir 24 karatų auksas. Tai išvardinta eilės tvarka ir kviečių baltymai ir šilko amino rūgštis, kas, sakykime, yra naudojama irgi brangiuose kosmetinėse linijose. Ir kas įdomiausia, sakau, kuo nustebo kosmetologės, stipriausi antioksidantai, vėl tie patys žinomi, kurie, sakykime, naudojami purkštuvėliuose, tie patys antioksidantai, o ne kažkokia kitokia ar sintetinė ar cheminė, kas yra kitose linijose. Vėl ir akai, ir nonė, ir granatas, ir avietis, ir vynogės, ir mangustenai įeina į šitą serumą. Kam teko pabandyti, atsiliepimai tikrai labai nustebino mane patį ir poveikis tikrai skiriasi nuo to, ką aš likščiau esu išbandęs ar siūlęs, sakykime, kitiem klientėm likščiau. Tai va, o naudojimas vėl pliusas tame, kad daugelį kompanijų gamina labai plačias linijas. Klientai nusipirkt visą pilną liniją, prausiklį, toniką, kremą lūpom, kremą dekoltė, kremą veidui, naktinį, dieninį, apie 700–900 litų nusipirkti vienu metu. Šitas serumas tinka visom išvardintom veido ir kaklo odai, taip pat tinka ir vyram ir, sakykim, nebereikia pirkinėti atskirai, investuoti vienam kartui 700–900. Aišku, jis greičiau pasibaigs, bet žymiai lengviau yra išleisti 200 negu 900 ir turėti vieną produktą viskam, o ne 5, ne 7 buteliukus kosmetinių priemonių. Ir kaip matot, tiek maišeliam pakiam, tiek porėtai odai, praktiškai, arba strazdanuotai odai, daugelį kompanijų gamina atskiras kosmetinės priemonės šitom išvardintom problemom spręsti. Tai jeigu klientė turi ne vieną problemėlę šitų išvardintų, jis turi turėti ne vieną produktą, ne vieną kosmetinį produktą nusipirkti ir lentyną nukrauti. Aišku, gal daugiau gražiau atrodo, bet jeigu su vienu produktėliu vėl taupančiu kišenėje arba rankinukę galim važiuoti ir kelionį ir panaudoti tiek pakiam, tiek kaklui, tiek veidui, tiek ryte, tiek vakare, yra vėl pranašumas ir išskirtinumas ir patogumas. Tai va, kadangi mūsų laikas bėga į pabaigą, aš labai trumpai apie ingredientus neįsiplėčiau, apie tai, kaip minėjau, suorganizuosim kitą prezentaciją, būtent skiriant daugiau dėmesio šitiem dalykam. Ir dabar
gal kažkas turit kokių klausimų, kas labai domintų, nes galėčiau kalbėti dar daug, tik tai to laiko liko labai jau mažai. Ir jeigu kažką praleidau arba kažką domina ir turit, parašykit į langelę pačioje, kur matot tuščią baltą ir šalia žodelį send. Tai parašius klausimėlį, paspauskit send, tiek mes dar turim truputėlį laiko, gal aš spėsiu atsakyti į jūsų klausimus. Ko nespėsiu, kreipkitės į tuos žmonės, kas jūs pakvietė, arba galėsim, kaip minėjau, kitoje prezentacijoje detaliau apie ingredientus ir arba galėsim susijungti į Skype'ą tie žmonės, kurie pirmą kartą girdė apie šitą produkciją ir nori užduoti kažkokius rimtesnius klausimus, galima pakalbėti, dar bus atskirai, kadangi už 15 minučių prasidės tarptautinė konferencija šitame pačiame konferencijame kambarėje rusų kalba, ką domina, sakykime, papildomas darbas ar uždarbis, galit pasiklausyti nuo 8 valandų, o dabar tikiuosi dar klausimų, ar viskas aišku. Viskas aišku tikrai negali būti, nes vietoj 3 valandos prezentacijos išgirdat valandą su trupučiu. Taip, kainos ir nuolaidos. Labai geras ir aktualus klausimas šiomis dienomis, kadangi daugelį kompanijų yra, sakykime, duoda nuolaidas tik tai dirbantiem kompanijoje ir yra kliento kainos ir vadinamų platintojų ar distributorių kainos. Pirmą kartą aš susiduriu su tokia kompanija, kuri netgi klientui galima įsigyti, nusipirkus daugiau produktų, gauti šiai dienai net 50% nuolaidą. Aišku, nusiperkant daugiau produktų, ne vieną, ne 2-3, nuo pirminės vieno produkto kainos jūs galite gauti net 50% nuolaidą, kur kitose kompanijose nedirbantis konsultantai negauna. Tai apie kainas aš labai atsargiai kalbu, kadangi mūsų kompanija yra amerikiečių kompanija ir viskas priklauso nuo dolerio, o tas mūsų doleriukas mėgsta lito atžvilgiu pašokinėti, tai nukrenta, tai pakyla, šiai dienai vėl yra pakylęs ir prezentacijų keitinėti kas savaitę ar kas mėnesį yra labai sudėtinga, viskas yra skaičiuojama doleriais. Tai va galiu tik tai pasakyti, kad vieną purkštuvėlį užsisakydami jūs mokate $40, užsisakinėdami 3 komplektus 4 rūšių, tai yra 12 purkštuvėlių, jūs sumokat po $18 už purkštuvėlį. Tai netgi dvigubai daugiau, tai dvigubai didesnė nuolaida, ne 50, o beveik gal ir 60% jau gali nusipirkti klientas, pasinaudojęs va šitą akciją arba perkantis daugiau. Tai va lygiai tas pats su kosmetika ir serumu. Klientui arba perkančiam vieną serumą šiai dienai yra $85, tas yra jau kažkur virš 210 litrų. O galima nusipirkti ir apie 130-140 litrų. Vėl pliusas tame, kad, sakykime, paimkim geresnių kompanijų pakių gelį ar pakių kremą, kurie kainuoja apie 110-120 litrų, bet juose visose yra 15 ml. Tai 15 ml reiškia dvigubai mažiau. Padaugykit šitą sumą iš 2, reiškia reikėtų nusipirkti už 230, už 240 vien tik pakių gelį ar kremą, kas yra serume viename, ten yra 30 ml, kam atrodo brangu, tai turėkit mintyse, kad yra dvigubas kiekis negu pakių kremuose kitų kompanijų. Tai va, ir Virgilijus parašė apie produktus ir savo atsiliepimus. Aš vakar išsiunčiau atsiliepimą savo stomatologais, kuriai padovanojau serumą ir nežinau, gal šiandien ir
kambaryje, gal ir ne, bet kai tokio amžiaus moteris labai gerai atrodanti veidas, nu, kaip pas kūdikį man buvo labai keista, kai aš sužinojau, kiek jai metų ir kaip jinai atrodo, tai aš jos paklausiau, ar jūs kažką darot su savo veidu. Jis pasakė, kad taip, aš naudoju labai geras Sure. Ačiū už tai. Nebestatysiu.